Nu tai labas. Žodžiu, mažas upelis. Bandysim šiandien kažką pagauti mažam upelį. Įsigrėžiau keletą ešerių. Ešerių sakau. Keletą kečių. Ir bandysim čia kažkur tuose vietelėse, čia tokia nedidelė duobelė. Bandysim kažką mes čia sugauti. Nu, pamėginkim dabar šitoj kečikiai. O, giliai tokia nėra. Tai. Jo, biški prisimiršta. Per metus laiką biški prisimiršta. Tie virpinimai. Atpranta rankos. Kibimas. Jo. Nu, bandom eiti toliau. O, čia giliau. Jeigu jie taip nepasikirtiniai, tai čia greičiausiai biški per didelė aviža su kabliu yra tokiem mažiukam. Turiu norą susirišti plūdę iš tikrųjų. Gerai, ką mes čia turim? Čia yra plūdė. Dabar tik tais klausims, ar aš nebūsiu išsiėmęs kabliukų. Nebūsiu kas čia. Oi, čia ne. O, čia labai didelis, gilinis. Čia suktukai. O, čia galiu būti, kad prisidirbęs esu. Negi aš neturiu čia kabliukų. Sargeliai. Aha. Tikrai. O, bus bairis. Ai. Ką reikia daryti? Čia tai baig, čia vėgelinį 4 numerį. Na gerai, dar reikės išsitraukti tą bezmatyvuką. Tiek to. Dabar dar pamėginkim
pabandysim. Dabar dar truputį pamėginkim ant tos vadinamos bezmatilkos. Štai ir pirmas laimikis. Baisiai didelis. Jo, koks upelis tokios ir žuvis. Ko gero. Nu gerai, einam į kitą eketę. Nu gerai, pabandykim. Ta velnį išperą pagaut. Dingo. Nu ką, pilam kavos ir vėl bandom kažką traukti. Kimba ant pastojimo. Bet plakiukas, jei. Oi, ne, tik neužsipink. Plakiukas. Ach, tu Dieve brangus. Nu, tu važiuok iš karto, o tu nešėriuks, tu čia numirsi. Tai, jeigu nelaužysim tradicijų, įsipilam kavos. Įsipilam kavos ir einam prie ketėlės. Ant ledo greičiau atvės. Nebiškai karšta. Keletas skylių va čia. Aha, čia biškių plonesnis ledas. Ir žinot ką, dar reikia vieną eketę išgręžtos. Reikia paleistos ešeriukus paprasčiausiai. Kad jie vargšai nesušaltų. Tegul gyven, kaip sakyti. Dabar čia jam dar nieko neatsitiko. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nu karočią čia 15 kokį gal. O, visi nuplaukė. Visi nuplaukė.
Tegu gyvena ir tegu auga. Gerai. Pabaigsiu kavą. Jau atšala. Nu, kaip pasakyt, tai dar va pagavau keletą ešeriukų, visi labai dideli. Tai žodžiu, tegu jie sau plauk ir gyven. O mes tada bandom pavažiuoti dar į vieną vietą. Kažkur kažką pabandyti dar pagauti, nes, nu, taip nežinau, nu, grubiai 20 ešeriukų, tokių degtukinių, mažiukų visai. Tai nieko gero iš tikrųjų. Tai bandykim dar pavažiuoti kažkur kitur. Dar truputį laiko yra, tai susitiksim. Varom. Nu, žinokit, nieko gera. Nu, esu čia tokiam, esat matę čia iš tikrųjų, tokiam upelį. Čia iš tikrųjų tas pats upelis, tik kita vieta. Tai čia iš vis niekas nekimba. Buvau sutikęs vieną žvejį, tai čia buvo tik vieną ešeriuką pagavęs. Ir dar vienas atvažiavo su balancyru. Dar 2, man atrodo, pagavo. Bet tai, ant matylių, žinokit, absoliučiai nieks nekim. Bandžiau vienaip ir kitaip ir praktiškai čia visur išvarinėjau. Ir vieną avižą nutraukiau. Ir čia toj vietoj srovikė prateku ir sakau, va, plūdį įsidėjau, susilieku. Tiesa ir kabliuką persirišau mažesnį. Tai liūdna. Nusimato man truputėlį atostogos dėl porų. Tai manau, jeigu viskas gerai, tai manau padarysim gal ant ežerų kažkokių žvejybų arba ant tų pačių upių. Kažkur gal biškį ant didesnės upės, nes šalčiai dar vis rodo, kad bus tie šalčiai. Ir tai vat norėjosi iš tikrųjų parodyti kažką įmantresnio. Dar vienas dalyks, tai jau 2 video būčiau kėlęs, bet mano ta GoPro kamera, žodžiu, kažkaip labai čia man sugadintos failus, kažkas tai čia nežinau. Tai ko gero gali būti, kad ir šis video bus kažkoks. Nes vienas iki buvau su botu žvejoti, tiesa, tik tokia yra ten nuotraukai kelta su botu sausį. Tai kas netingit galit pažiūrėti. Ir buvau nufilmavęs viską ir grįžau ir namo, pradedu žiūrėti. 3 ar 4 failai, žodžiu, kažkas ten jiem. Bandžiau ir atkurti ten juos ir viską. Nežinau, pabėga kažkas kažkur ir viskas. Ir nieko aš su tais failais negalėjau padaryti. Tai, kaip sakant, ir nebekūriau nieką. Dabar irgi vakar, vat, irgi sueditinau, viskas atrodo gerai, eksportau, kėliau YouTube, bet, nežinau, juodas ekranas, nesuprantu, nedaina, kas ten galėjo būti. Tai nežinau, gal šis video išeis, gal neišeis, o jeigu tai bus, kad vėl kažkas, tai turbūt reikės gal atsisveikinti su ta GoPro kamera, nes jau atsibodo iš tikrųjų jau kiek jinai yra tų failų sugadinus, tai nežinau, sakau. Tai žiemą restartuojas, nuo powerbanko nenori dirbti. Vasara kaista, nu, žodžiu, GoPro tai košmaras. Tai, žodžiu, tokie reikaliukai. Tai net nežinau iš tikrųjų, ar čia padarysiu video tik tais vieną vat, upelyje, ar sugalvosiu gal sujungti iš kitos žvejybos. Tai matysim, kaip sakyt.
Tai tada nežinau, aš turbūt dar įsipilu kavos, atsigeriu, truputį dar čia pamėginu ir važiuoju namo. Tai nėra žuvies visai. Tas upelis baigia mane nuvilti. Gerai, ką? Susitiksim. Tad sakau iki.